Šitoje vietoje labai greitas vanduo. Įsibėgėja, seklius už manęs toksai, tai jisai labai įsibėgėjęs, tas vanduo toksai. Bet žuvies čia turi būti. Tai eina į tokią duobutę srovė, įėjimas į duobą. Reiktų šiek tiek sunkesnės avišėlės, bet aš to nedarysiu. Čia tiek vanduo šiltas, nėra čia tokia gili ta duobė, ten metras, pusantro gal. Ne, gal metras labiau sakyčiau. Bandom čia, kur tokia lėtesnė srovė, čia turbūt ešeriukų bus pilna. Taip, ešeriukų pilna. Čia mes turim kitą ešeriuką, jep. Geras, perskėja dar kitas. Tu suvalgai mano masalą, oi tu negeras, bet išspjoviai, bablas, du užkarpėlės, visada patogu, kai nereikia ten barkt su žuvies atkabinimu, labai dažnai pati atsikabina, kai ištraukia. Laikiau srovėj, šitas ešeriukas iš kažkur išlindo, kai segė jisai. Gerai, palikim tos ešeriukus ramybėj, tegul jie eina pailsėti šiek tiek. Bandom ką nors kitką paveikti. Vėl bonusinės žuvis, vėl tas šapalas, vėl žiūrėkit eisės į tos krūmus tenais. Bandau jį laikyti, bet be šansų. Jisai dar kažką ten dar, jisai neskuba, jisai galvoja, kad čia... Jisai net nebando, jisai žino, kad jam tik reikia kelis uodegos judesius, aš negaliu daugiau jo spaust. Na, pasiduok, eik šalin nuo tų krūmų, tų šapalę. Čia gal jisai toks draugiškas labai, žiūrėk. Aš dabar nenoriu net sukti rankinėlės, aš tiesiog laikau būgnelį, kad... Žiūrėk, aš jį dar bent keletą metrų, kad mano tos... Ne... Jisai tu atsigaus ir kai nersi tos krūmus. Kaip matot, tas kotas jį tiesiog laiko. Puikiai aš laikau būgnelį, nenoriu leisti, bet jau ant valo trūkimo ribos. O gal ten ne šapalas, gal ten ūsoriukas? Ne, šapalas bus. Bet žiūrėk, jisai nuėjo į vidurį upės, tai dabar aš eisiu, aš žinau, kad ten nėra gilu, aš galiu jį užtvert, kad jisai neįlystų į tuos krūmus. Pabandykim taip jį apmulkinti. Jeigu jis nori eiti pasroviui, viskas gerai. Aš tiesiog einu, kad apsupti jį. Bet jisai bėga. Viskas tvarkoj. Šiaip čia nebloga situacija, gan gali būti, kad pavyks ištraukti šitą bonusinę žuvį. Užtruks dar čia mums kažkiek, bet dabar mes esam daug geresniai pozicijai. Dabar vat pavyko ten palaikyti tą žuvį ir jisai, nežinau, kodėl jisai nenorėjo eiti tą krūmą iš karto, bet turim bonusinę žuvį, bičiuliai, jeigu pavyks šitą ištraukti, šiaip reikėjo sietą pasimti. Nors vat, su britkelniam čia ne problema, galima nuvarginus su rankytėm pasigauti žuvį. Kur tu esi, jisai žuvis jau kažkur čia. O gal čia, gali būti, kad čia ūsoriukas, nes labai greitas. Jo, man atrodo, ūsoriukas. Štai kodėl jisai nėjo į... Ai ne, šapalėkas. Nors nesu dar tikras 100%. Tikrai bonusas, tikrai tenais, jo, šapalas matau dabar, baltas lūpas tenais su akiniais, aš akinius užsidės, mačiau, gali būt, kad net 1,5 kilo, pamatysim toj. Tikrai bonusinis žuvis, jo, dabar mačiau gerai, gal sakyčiau taip 1,5 kilo.
geranoriškas, toksai jisai nelindo iš karto į krūmą ir leido jį apmulkinti tokiu būdu. Aš tiesiog apsukau jį, nubaidžiau nuo krūmų ir štai vat dabar tikrai situacija, kaip pasakyti, jeigu čia būtų krepšinis, tai aš laimiu 20 taškų skirtumų, ten likus 5 minutėm iki kovos. Tikiuosi ištrauksim greičiau, nereiks 5 minučių, bet matysim, va jau. Kaip matot, kotas tvarkosi puikiai ryte. Dabar, kai stabdis atreguliuotas, tai tiesiog veikia puikiai, mano nuomonė. 10 iš 10. Na, kur tu bonusą? Vaikausi šapalą po upę. Velnias, jisai dar net nebando čia pasiduoti. Bet matai, kai yra tokie ten 0,10 pavadėlis, pintas valas pagrindinis yra PE 0. Jisai atsipūtęs, va čia plaukia, kaip nebūtų net pakirstas. Tai va, pagrindinis valas yra PE 0,09 Gosen Fata Resonator, jisai vadinasi. Tu žiūrėk, jisai nenori pasiduoti, nagi, pasiduoktų. Čia man reikia dabar žiūrėti, kad jisai nesugalvotų į kitus dar krūmus įlys. O, kaip jisai sportuoja, žiūrėk. Šiaip man dabar jau reikia galvoti apie ten tą krūmą, nors kur 40 metrų pasroviui, bet jau aš gal 20 metrų nuėjau. Daugiau, gal net 30 metrų. Tai vat, pusė kelio iki to kito krūmo, tai man reikia pradėti galvoti, kad jisai nesugalvotų apie ten tą, pradėti galvoti kitą krūmą. Gal jo toks planas ir buvo nuo pat pradžių. Na, bet jei reiks apsuksimės jį, nors tie šaplai šiaip jie nebijo, jie pralenda ir pro kojas, jeigu reikia, žinai, ten. Bet pažiūrėkim, kur tu ten lendi. Na, žuvis jau va čia. Jo, gražus labai šapalas, žiūrėkit, kai jisai rauna. Jo, jau reikia man pradėti galvoti kažką su juo daryti. Dabar jisai jau ten panašu, kad turi tikslą į tą vat didžiulį krūmą nori jisai. Link to jisai ir eina. Gerai, aš pabandysiu jį apsukti, kad žuvis būtų, pasakyt, pabandysiu taip jį. Taip, jisai prieš srovę plauktų. Jį pavyks kurį laiką. Reikia labai žiūrėti, kad kojos būtų suglaustos, kad nepralystų tarp kojų. Kur ten lenda? Problema su tom bonusiniam žuvim yra didelė, žiūrėkit, jisai svarbu pavyko apsukti, jisai dabar varo prieš srovę, dar vat birzgina mano rytą, tai turėtų vargti po truputį, bet aš tikiuosi, kad jisai vargsta. Bet kokiu atveju, bičiuliai, ar ištrauksim šitą šapalą didelį ar ne, čia bus, jei ištrauksim, bus bonusas, puikia žuvis pabaigti žūklę, jei ne, tai ne, bet bus paskutinis, kaip sakant, pasispardymas mano šiandien žūklėj. Kotas, na, nežinau, mano nuomonė tai yra puikus kotas už tokią kainą. Iš pradžio aš nenorėjau jo net pirkti, nes galvojus bus šlanga, to, ko aš nemėgsiu labai, bet pasirodo, klydau. Na, kur tu čia rauni? Ne. Taip, laukiu čia. Stengiuosi, kad kuo mažiau valo būtų tarp žuvies ir manęs. Jis vėl prisiminė tą krūmą turbūt. O, jau vat, buvo arčiau paviršiaus, jau galima tiesiog prasinguoti jį labiau. Dabar jis įvaro ten kažkur į sėklių. Prie paviršiaus jau eina šiek tiek manyje. Arba nuo dugno atkelt, tai vat gal čia taip ir bus jau. Kotas dvilinkas ir va taip jisai norėjo man tarp kojo pralyst. Vos spėjau iškelt koją, bet žuvis jau vat, jau galbūt galvoja apie pasidavimą.
Čia jisai, nežinau, matot ar ne. Bet šakės norėjo tarp kojų pralysti, tik tai spėjau pakelti vieną koją ir praleisti jį. Kad nesulaužėt kotų ir kad pavyktų mane jį kontroliuoti. Labai gražus, 1,5 kilo, sakyčiau. Visai duoda. Čia iš tų dar, kurie labai pasiuntė. O, daugiau čia, bičiuliai, čia gali būti, kad... Va, masaliukas, čia super bonusas. Pažiūrėkit, kokia švari žuvis apie... Kas čia yra? Sakysim, 22. Apie 50 centimetriukų, gal šiek tiek daugiau. Tai va, su tokiu kotu užbaigt žuklę, su tokiais įrankiais, tai va, ką žinau, kaip ir neblogai, ar ne? Kaip ir neblogai. Jo, apie 5 centimetriukų bus. Plus su kapeikom, kaip sako. Nu va, gerai. Ką, keliauk atgal ir baigsim žuklę.